Kas išsigrynino, tai kad protesto metu gimė labai didelė bendruomenė. Mes dabar kalbamės praėjus beveik lygiai metams ir vienai savaitė, man atrodo, nuo to legendinio protesto. Tai mano manimo, apskritai, tai vienas gražiausių mitingų ar protesto akcijų Lietuvos istorijoje ir viena taikiausių ir rezultatyviausių. Tai vien per šitą protestą ūkininko įvaizdis Lietuvoje pasikeitė negrįžtamai. Visa rinka buvo ant rankinio stabdžio, nes parama sukėlė lūkesčius visiems ūkininkam, kad jie gaus paramą, tai kam dabar investuoti, gal galima palaukti. Yra labai negerai, kai investicijos daromos dėl paramos, pritempiant investiciją savo prie paramos taisyklių. Tai tu perki dažniausiai ne visai tai, ko tau reikia. Nėra jokio elektrinio traktoriaus rinkoje, nei Massey Fergusono, nei John Deere, nei New Hollando, nei Keiso, žodžiu, nėra. Apie kombainus, kai išgirsti elektrinius arba biodujom varomus, tai tada tiesiog norėčiau labai garsiai juoktis, jeigu nebūtų liūdna dėl tokio absurdiškumo paties fakto. Ir aš turiu didelių klausimų buvusiai aplinkos ministerijai, kaip taip galėjo nutikti. Labadiena. Labadiena. Gerbiamas Gediminai, kokia šiuo metu yra situacija žemės ūkio technikos rinkoje? Kokie buvo apskritai 2024 jūsų galva? 2024 žemės ūkio technikos rinkai buvo patys blogiausi per visą modernios rinkos istoriją, va taip įvardinsiu. Skaičiai yra patys žemiausi per visą tą laiką, kai skaičiuojame traktorių rinką, kombainų rinką. Tai traktorių rinka vos perlipo 500 vienetų, o kombainų rinka nepasiekė ir 100 vienetų. Tai tiksliai skaičiai šnekant, panašus metai buvo 2019, paskui buvo 2014, o šitie metai dar prastesni už tos, kad anksčiau buvusius blogiausius. Kas tą lėmė? Tai aš taip mėgstu sakyti, kad realiai tai žemės ūkio technika ištiko 22 metų pagirios. Nes 22 metais rinka neproporcingai augo. Pirmą kartą turbūt ir įmonės istorijoje, ir technikos rinkos istorijoje buvo laikas, kai ne mes pardavinėjom traktorius, o ateidavo ūkininkai pirkti traktorių. Tai tuo pat metu ir technikos gamintojai labai stipriai užsipotavo, kainos stipriai išaugo. Ir 24 metais tai natūraliai turėjo kažkada nutikti rinkos persisotinimas. Ir plus ūkių potencialas investuoti yra labai stipriai apribotas palūkanos. Prie aukštos palūkanos, ypatingai senesni įsigijimai, investicijos, kurios padarytos ten prieš 2-3 metus, pradėjo labai stipriai slėgti ūkių balansus ir piniginius srautus. Tai čia ir tą dar reikia pridėti. Tai žemės ūkio technikos rinka buvo tokia. O kiek tai turėjo įtakos derliai, supirkimo kainos, patiems ūkiams, įperkamumui, kaip jūs galėtumėte šitą? Aš tai linkęs nedramatizuoti šito faktoriaus, nes derliaus kaina, reikia pasakyti, jinai nėra tragiška, jinai vidutinė. Norėtųsi visada geriau, bet jinai tokia vidutinė. Kitas reikalas, trąšos atpigo. Tai faktas, kad hektaro savikaina šiais metais buvo pigesnė, 24 metais buvo pigesnė. Ir manau, kad apskritai dabar cikle kokių 4 gal metų, tokių, kad kažkokia Respublikos mastu stichinė drama būtų su derliais, tai aš nepasakyčiau, kad tai buvo ir geresnių metų, ir vidutinių, ir gerų metų buvo. Ir daugiau vis tiek aš žiūriu, ta prasme, bendrą, tarkim, Lietuvos ūkių situacija, kad kai aš matau ūkių balansus, nes aš matau, nes žmonės perka techniką, tada mes matom balansus, nes vis tiek finansuojamės leasingais. Tai tie balansai nėra kažkuom išskirtinai prasti. Yra ir pelno. Aišku, visada rasi, kad kažkam labai nepasisekė. Ten, tarkim, jau 2 metai iš eilės Šiaurės Lietuvos dalis nukenčia nuo krušų stichinių. Tai čia taip nutinka, bet Lietuvos mastu tai nieko čia tragiškai visos nėra. O kaip pati East West Agro
išgyveno šį sunkiausią laikotarpį žemės ūkio technikos rinkai. Kaip galėtumėte apibūdinti, kur buvo pliusai, kur sustiprėjote galbūt, nes kartais sakoma, kad kuo gilesnė krizė, tuo geresnės galimybės. Kaip buvo jūsų įmonėje? O mumgi metai labai panašus kaip pernai. Aš labai negaliu spekuliuoti skaičiais, nes mane riboja tai, kad mes esame Nasdaq akcijų biržoje. Tai aš dar, kol nepaskelbėm rezultatų, negaliu pasakot, bet vidutiniškai mums buvo normalūs vidutiniai metai, be didelių iššūkių. Sugebėjom suvaldyti sandėlius, sugebėjom nepersikrauti sandėlių, tai reiškia mūsų piniginių srautų neslėgė didelė našta, o visą tai turbūt pavyko padaryti dėl to, kad 2019 mes tą pačią krizę labai skaudžiai išgyvenom, nes nebuvom išmokę tam tikrų pamokų, atėjom irgi panašius krizinius metus su rekordiniais sandėliais kieme, o kai rinka sustojo, ten beveik 9 mėnesiai nebuvo pardavimų jokių. Tai tą pamoką išmokom turbūt labai gerai, jeigu nutikus va šiai krizai, mes net jos nepajautėm. O priminkite, kas buvo 2019 metais, kodėl ta rinka taip sustojo? Išskirkit esminius tokius. 2019 metai buvo unikalūs to, kad ūkininkams jie nebuvo prasti labai, derlius buvo vidutiniškas, gamtinės sąlygos vidutiniškos, bet 2017 metais buvo stichinės liūtis, tai derlius paskendo, prastai pasisėjo žieminiai pasėliai, o 2018 metais buvo stichinės sausros. Ir ūkių balansai 2 metai iš eilės buvo labai silpni arba neigiami. Tai faktas, kad 2 metai, bankai ką vertina, 2 metus, tai kai 2 metai blogi, tai faktas, kad niekas neturėjo net potencialo investuoti. Ir nutiko tokia drama. Supratau. Artimiausius 3 metus ūkininkų valdoms modernizuoti yra likę tik apie 50 milijonų eurų. Mums šitą pasakė Žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, kad iki 27 metų belikę apie 50 milijonų. Tai yra maždaug 3 kartus mažiau, negu buvo per pastaruosius 3 metus skirta, ten virš 140 milijonų eurų valdų modernizavimui. Kaip tai gali atsiliepti žemės ūkio technikos sektoriui? Ir ar atsilieps jūsų nuomonė? Manau, kad ne visai tikslų skaičiai, nes 140 milijonų paramų iškrito dar pernai metų pabaigoje. 3 metų bėgė tikrai daugiau buvo, nes tas 140 yra tai, ką buvusi ministerija spėjo paleisti projektais, tai šitie 140 irgi valgysis ne per metus, per porą metų, galbūt net ir per 3, kol įvyks projektų vertinimai, įgyvendinimai. Tai aš tame didelės dramos nematau, o kaip technikos pardavėjas, tai šiaip mums labiau patinka, kai paramos nėra technikai, nes tada vyksta sveikesni sandoriai. Tada ūkiai perka ir investuoja tada, kada jiem reikia traktoriaus, investuoju. O dabar, kai atsiranda daug paramos, kad ir šiuo metu, ta prasme, visas ruduo buvo, visa rinka buvo ant rankinio stabdžio, nes parama sukėlė lūkesčius visiems ūkininkam, kad jie gaus paramą, tai kam dabar investuoti, gal galima palaukti, tai atideda investicijas ir parama iš principo, jinai yra reikalinga, ta prasme, būtina, bet yra labai negerai, kai investicijos daromos dėl paramos, pritempiant investiciją savo prie paramos taisyklių. Tai tu perki dažniausiai ne visai tai, ko tau reikia. Galbūt tau reikia didesnio traktoriaus, perki mažesnį, galbūt tau reikia ne tokios technologijos, bet prisitaikai ir tada keiti technologiją dėl paramos pačios tokios. Tas svarbu išnaudoti tą galimybę. Principė tai taip, ir tai yra pakankamai įdinga. Aš vis tiek balsuočiau, jeigu kas nors leistų rinktis, kad ta parama pas mus apskritai politiškai nukeliavo ne tą kryptimį, kad vis tik galėjo būti kažkaip per didesnės išmokas sprendžiamas klausimas, o ne primityviai geriausiai. Tada ūkininkai būtų pasirinkę, turėtų galimybę labiau pasirinkti, ko jiems reikia. Ir planuoti galėtų, taip. Tai būtų tiesiog didesnė stabilių pajamų eilutė balansą, kurią jie galėtų žinoti, kad turi, ir tos investicijos lengvesnės būtų. Ir iš tikrųjų klaidingai yra manoma, kad technikos pardavėjai gyvena priklausomi nuo paramos, buvimo arba nebuvimo. Nes labai dažnai mes tai girdime. Absoliučiai. Vilniuje ypatingai kalba, kad žemės ūkis apskritai subsidijų gyvas, o žemės ūkio technika tai irgi tik subsidijų dalykas. Tai teisybės dėlei ypatingai kalbam apie traktorius, kombainus. Tai va,
šitame etape kažkiek yra vietos traktorių etapam, bet pastarėjai kokie 6-7 metai, tai traktorių kombainai net nėra paramos objektas. Paramos objektas yra siejamosios purkštuvai, infrastruktūros gerinimas, smulkioji technika. O mūsų krepšelėje, tarkim, pardavimų, tai parama sudaro maksimum 10% viso mūsų pardavimų kiekio. Tai ne dėl paramos ūkis veikia, ne dėl paramos traktoriai perkami. Tai vadinasi, čia mitas yra įsigalėjęs labai stipriai. Labai stipriai ir ypatingai, bet kaip pagalvoju, ir Vilniuje, tai Vilniuje bent jau pateisino priežastis, nes žmonės nedalyvauja tam žemės ūkio pasaulyje ir nežino. Kai sakau žodį Vilnius, tai turiu omeny visus didmiesčius ir miestų gyventojus, kurie toli nuo žemės ūkio, bet net ir ūkininkų bendruomenėje šitas mitas irgi yra, kad žemės ūkio technikos pardavėjai gyvi iš paramų. Labai gajus, žodžiu. A. Gerai, dabar APVA rengia šaukimą ūkininkams dėl antros kartos biodegalais ar elektra varomos žemės ūkio technikos įsigijimo, tam skirta 7 milijonai eurų. Mes jau apie tai kalbėjom jau ne vieną kartą, kad parama, kuri siekia 600 000 eurų vienam traktoriui ar kombainui, atrodo, nerealiai, jeigu tu ten galvoji, kad tai biodujomis tu rasi varomą kombainą ar traktorių, net ir elektra varoma galinga, tokį traktorių tu rinkoje turbūt nerasi. Tai kaip, gerbiamas Gediminai, vertinate šį APVOS apskritai projektą, kam jis apskritai skirtas ir ar tikrai tokios technikos mes turime? Tai maždaug vertinu, taip, čia buvo mano įvertinimas toksai, o dabar bus piktas įvertinimas. Tai parama tam, kas neegzistuoja, ta prasme, kaip galima padaryti paramą, paramos priemonę dalykui, kurio nėra. Tai nėra jokio elektrinio traktoriaus rinkoje, nei Massey Fergusono, nei John Deere, nei New Hollando, nei Keiso, žodžiu, nėra. Apie kombainus, kai išgirsti elektrinius arba biodujom varomus, tai tada tiesiog norėčiau labai garsiai juoktis, jeigu nebūtų liūdna dėl tokio absurdiškumo paties fakto. Tada kai nors purkštuvai, tavarsi nėra tokių dalykų. Tiesiog elektriniai krautuvai ir krautuvėliai taip yra. Ir mes, tarp kitko, ką pasiesi, atsivešim pirmąjį savo elektrinį krautuvą. Kiek jo kaina maždaug? Jo kaina maždaug taip, nuo 50 iki 80 tūkstančių priklausomai nuo komplektacijos. Tai tokie dalykai atsiranda, jie be abejo poreikis rinkoje tokiem dalykam yra, jie dirba sandėliuose kažkur tai, kažką kelia, krauna, padeda. 600 000 vienetui, net jeigu, sakysim, teiginys toks, kad čia galima įsigyti ne vieną daiktą, tu nėra ką įsigyti, tiesiog ta prasme. Kam ūkiui 3 tokie patys elektriniai krautuvai, arba 5 ar 10, nebent nežinau, tu esi Lietuvoje neegzistuojantis mega didelis koks nors bulvių augintojas ir tau sandėlį reikia minios tokių krautuvų spiečiaus. Tai kam čia tada reikėjo šito? Gal čia kažkam specialiai nutaikyta ta priemonė, nes mes esame girdėję, kuomet dar prieš kurį laiką vasarą buvo paskelbtas šaukimas ir viena didelė įmonė bandė savo problemas spręsti su 60 milijonų eurų paskolos projektu. Gal čia taip pat panašus reikalai, kaip jums atrodo? Šiaip aš labai norėčiau tikėti, kad Lietuvoje tokie dalykai nevyksta. Arba jau nebevyksta, kad tai yra sunkiai įmanoma ir protu suvokiama, kad galėtų atsirast paramos priemonė skirta konkrečiai įmoniai ir konkrečiam daiktui. Biometanų varomos traktorių šiaip egzistuoja, New Hollandas turi ir turi Lietuvoje pardavę vieną. Tai čia jokio stebuklo nėra ir jokio išradimo, kad lietuviai išrado ką nors. Jo labiau, kad tas išradimas tai yra kol kas tai tik tai profesionalių požiūrių, tai kaip jaudė bulka dujas įdėti senais laikais. Tai yra požymių, kad ta prasme taip galėtų būti, bet teikti negaliu, aš ne prokuroras. Tai čia teisėsauga turėtų. Jeigu tai yra tiesa, tai be abejo yra teisėsaugos reikalas ir aš turiu didelių klausimų buvusiai aplinkos ministerijai, kaip taip galėjo nutikti. Nes pažiūrėkit, kas bus.
Jeigu jau čia šita parama bus paskelbta, pinigai bus alokuoti ir turėsim tą pačią bėdą. Mes ir su praeitom ministerijom turėjom labai daugybę problemų, kad sukūriami projektai, kurie nebus įgyvendinti, kaip pavyzdžiui, buvo skirta, neatsiminsiu tik tai sumos kiek tiksliai, bet pakankamai reikšminga suma skirta pinigų perdirbimui skatinti. Iš to kilo daugybė projektų, ten žirnių perdirbimas į krakmolą, žirnių perdirbimas į kitus dalykus, ankštinių kultūrų perdirbimas. Ir nei vienas iš šitų projektų, tarp kitko, tiek laimėtojai atsirado, bet statytojų neatsirado. Nes sąlygos buvo tokios, kad nei kooperatyvai gavę šitą finansavimo priemonę, paramos priemonę, nei privatus ūkiai tiesiog nesugebėjo pasinaudoti, nes buvo neįmanoma laikė tilpti. Tai tie milijonai, pasirodo, alokuojasi, nes yra priskirti. Ir jeigu mes jų nepanaudojame iki mūsų šito ES paramos periodo pabaigos, pinigai dega, keliauja atgal į Briuselį. Tai tarsi taip neatsakingai žaisti su tokiais dalykais, tai iš tikrųjų siutina. Tai dar prisiminkime, ir buvo tie pelkininkystės projektai, kur nei vieno projekto nebuvo skirta 19 milijonų ir galų galę tie pinigai iškeliavo atgal į finansų ministeriją. Tai čia nežinau, kaip jums atrodo, kur mes einame? Man atrodo, kad, kaip čia mūsų teisingai pavadinti šiuo atveju, aš galvoju, kad mes atrodom kaip paklūkų pranugarių karavanas, ta prasme, keliaujam kiekvienas savo kryptim, ministerijos keičiasi interesų grupės, keičiasi tos pačios paramos kryptis, taisyklės ir taip aklai priimdami ES, tarkim, gairės, mes tiesiog neįsisavinam didelių dalykų, ta prasme, kurie galėtų keisti Lietuvą, kurti pridėtinę vertę, bet ką reiškia įsisavinti, man apskritai tas žodis įsisavinimas, jis trigerina, nervuoja sakyti įsisavinti. Čia reikia pasinaudoti galimybę, ta prasme, iš tikrųjų panaudoti tos pinigus verslui stiprinti, pridėtinę vertę kurti. Ir žiūrėti kūrybiškai ir į ES gairias, ta prasme, nes ten yra erdvės kūryboje, ta prasme, galima įvairiai pažiūrėti. Tai grįžtant prie to apvos projekto dabar per 7 milijonai, jisai bus paleistas vasario 4 dieną, atidėjo dėl to, kad reikia sugalvoti skaičiuoklę. Kaip apskaičiuoti degalų sąnaudas, šesdus visus ir panašiai, kiek žodžiu traktorių sunaudoja, skaičiuoklė universali, kaip jūs galite įsivaizduoti? Tai mes, man atrodo, šitą klausimą ir per Žemės ūkio technikos asociaciją esam gavę visi nariai, tai tiesiog šypsena kelia, nes kaip tu gali atsakyti dalyką, kur tavęs prašo pateikti atsakymą, prašydami statistikos, kuri neegzistuoja, tų pačių biometanų varomų traktorių sąnaudos. Iš kur mes žinom, ta prasme, nes tai neegzistuoja rinkoje, nėra su kuo lyginti. Ir dar vienas dalykas, jeigu kalbėti apie biometano traktorius, jis turi prasme vienu vieninteliu atveju. Tai turi būti ūkis, kuris pasigamina pats savo biometaną, tai tada jis turi prasme, nes jis naudoja savo pagamintą kurą, tarkim, ar iš karvių mėšlo, ar iš augalinių atliekų. Ir tai būtų žiedinis ūkis. Lietuvoje kol kas žinau tik tai vieną vienintelį atvejį. Ir netgi Europoje tų žiedinių ūkių nebaisiai daug, nes tai reikalauja be galo daug investicijų. Net ką reiškia jėgainę pasistatyti, ta prasme, labai dideli dalykai. Ir tada praranda ekonominę prasme pati idėja. Nes galų galiai ir saugumo klausimas, aš įsivaizduoju, kad tarkim, kad yra biodujom varomas kombainas, tarkim, įsivaizduokim. Bet jiegi netgi užsilepsnuoja nuo jūs dabar įsivaizduokit, kiekvieną vasarą girdim tuos sudegusius kombainus laukuose. Apie 40 per sezoną. Ir faktas, kad tai vyksta, tai kiekvienais metais taip ir būtų. Ir dabar įsivaizduokit, biometanų varomas kombainas užsidegtų. Tai būtų sprogimas operatoriaus, turbūt ten rankas, kojas lauko galuose reikėtų rankioti, jeigu dar iš viskas nors liktų. Gerai, kokią įtaką jūsų galva padarė Žemės ūkio technikos sektoriui beveik 4 metų Kęstučio Navicko ministeriavimas Žemės ūkio ministerijoje? Technikos sektoriui? Tai ta įtaka minimali, nes vis tiek technika... O bendrai? Jo, nes technika vis tiek, poreikį technikai užduoda ūkininkai. Tai vis tiek viskas važiuoja. O bendrai, aš pasakysiu pradžiai, kad šiek tiek pozityvo įnešti.
Vieną dalyką tai padarė tikrai gerą, tik tai faktas, kad Navickas nežinojo, kad jis tą daro. Jis yra ministras suvienijęs visą žemės ūkio bendruomenę. Ir taip tvirtai suvienijęs, to nepadarė nei vienas kitas ir niekam to nepavyko. Tai ką, aišku, tas susivienijimas gavosi skausmingas ir jau kaip čia pavadinti, jau praradus kantrybę. Nežinau priežasčių, kodėl taip buvo daroma, kas daroma. Vėlgi, prisimena tos laikus, vėl du aplinkosaugos ministrai. Nesąmonė. Ir problemų kėlimas, tos problemos, kurias kėlė, jos vėlgi abejotinos, kvestionuotinos. Ten tos pelkės. Tai žalias visas tas smegenų plovimas parėjo. Aš šitoje vietoje nenorėčiau būti, kaip pasakyti, sąmokslo teorijų skleidėjas, bet iš tikrųjų žemės ūkio veiklos apsunkinimas iš principo yra žala ekonomikai ir jeigu pati ministerija nori apsunkinti veiklą, ta ministerija, kuri atstovauja žemės ūkį ir rūpinasi žemės ūkiu, tai naudinga tik tai mūsų priešams. O mūsų priešai šiuo metu yra labai akivaizdus. Tad aš nežinau, neteigiu, kad taip yra, bet rezultate vis tiek galima išvelgti tokių spekulacijų, tarkim. Tai apie bendruomenę galbūt. Kaip jinai per tą laiką subrendo galbūt, ar dar labiau susiskaldė, ar susivienijo, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti? Mes dabar kalbamės praėjus beveik lygiai metams ir vienai savaitė, man atrodo, nuo to legendinio protesto. Tai mano manimo, apskritai, tai vienas gražiausių mitingų ar protesto akcijų Lietuvos istorijoje ir viena taikiausių ir rezultatyviausių. Tai vien per šitą protestą ūkininko įvaizdis Lietuvoje pasikeitė negrįžtamai, nes ūkininkas tapo nebe toks, kaip pasakyti, komiškas personažas iš kaimo, sėdint ant Vilniaus ofise. Suvyžom. Jo, o pasirodo, tai yra normalus žmogus, tiesiog jo veikla yra, jo verslas ir veikla yra kaime. Ir išprovokavo tas protestas labai daug pokalbių, diskusijų sos tinkluose, spaudoje, žiniasklaidoje. Tai čia vėl didžioji nauda iš to, kad daug žmonių, kurie nesidomėjo visai žemės ūkiu, buvo priversti sužinoti informacijos, kad tie traktoriai tai ne kažkokia ten prabangos prekė, o darbo priemonė. Ir ne už ES sąjungos lėšas nupirkti, o už paskolą, už leasingą, kad traktorius dažnu atveju yra finansinis įsipareigojimas, o ne ta prabangos prekė. Taip, traktorius gali kainuoti 400 000, kombainas gali kainuoti 700 000. Ir čia jokia nepaslaptis, bet tiesiog tai yra darbo priemonė, investuodamas į tai. Per šį laiką paaiškėjo, juolab, kad ES labai daug pinigų, milijardus praktiškai skyrė įvairiems aplinkosaugos projektams, žaliųjų judėjimui, visokiam visuomeniniam ir panašiai. Tai kurie tos visuomeninės organizacijos, jos pakenkė pačiam žemės ūkiui, nes, tarkim, uždaryti ir kailinių žvėrelių fermos, uždraudimas greit įsigalios ir visas kitas apsunkinimas. Kaip jūs galėtumėt įvertinti, ar nesprogs kartais visuomenė po šito? Aš kai atsuku laiką atgal ir jeigu prisiminsim visas tas žaliasias iniciatyvas visoje Europoje, ne tik Lietuvoje, aš nesakau, kad žaliasis kursas yra blogai. Faktas, kad mes turim mažinti taršą, faktas, kad turim galvoti apie tą klimato atšilimą, kovoti su tuo, bet dažniausiai tie žalieji projektai visai ne apie tai. Tai būna radikalizuojantis visuomenę kokie nors dalykai ten. Ir skaldantis. Prisiminkime, kad atsimenat, buvo skalūnų dujų tema, buvo investuotojai, Chevronas norėjo ateiti į Lietuvą, ta prasme, ir kažkodėl pralaimėjom, nes vėlgi čia ta pati pusė, oponuojanti pusė, kuri nori skaldyti visuomenę. Tai žaliasis kursas žemės ūkį apsunkina, nesakau, kad kenkia, bet labai stipriai apsunkina. Nors bendrai ir kenkia, nes mūsų produkcijos savikaina yra daug aukštesnė negu
lygiai tokio paties ūkio Amerikoje ar kokioje Australijoje, galų gale UK, Jungtiniai karalystėje, kur nebeliko šitų reikalavimų. Tai dabar mes konkuruojame su produkcija daug pigesnė. Tai reiškia, mes negalime eksportuoti, mūsų produkcija lieka ES rėmuose. Tai išvis iškraipo ekonomiką. O Briuselis daugybę lėšų tiesiog degina projektam, kurie, kai kurie projektai yra dėl to, kad kažkas dirbtinai sukūrė problemą ir tada dirbtinai ją sprendžia. Tai atsimenat, per tą protesto akciją Vilniuje, taigi tie žaliai su būgnais atėjo ten, bambėjo ten. Buvo. Gerai, tai vienas paskutinių toks klausimas. Žurnalistikoje yra toks dalykas, kad jai tenka jau kurį laiką konkuruoti su socialiniais tinklais. Ir tai aš jau vadinu reiškiniu, nes pati žiniasklaida pradėjo prisitaikyti prie socialinių tinklų ir pati eina į juos. Kaip yra su žemės ūkio technikos rinka, kada atsirado labai daug naudotos technikos pardavėjų, ypač ir šiais sunkiais metais, kurie buvo, ar padidėjo ta konkurencija su tais naudotos technikos pardavėjais, ar prisitaikė kažkaip tai platintojai naujos technikos ir gal ėmėsi kažkokių sprendimų, gal jokios įtakos neturėjo. Koks jūsų būtų komentaras? Aš tai mėgstu sakyti, kad verslo fizinė forma yra skystis. Tai ta prasme, skystis skirtingose induose įgauna skirtingą formą. Tai taip atsiranda naujų nišų, ten nuomos kompanijų naujų atsiranda, specializuotų nuomos kompanijų atsiranda, kurios, pavyzdžiui, užsiema tik tai sėja, tik tai srutų laistymu. Su operatoriumi? Su operatoriumi, taip. Tai be abejo, kad taip biški truputėlį keičia tą pačią rinkos dinamiką, bet kad atsirastų kažkokia didesnė konkurencija, tai konkurencija visada jinai yra, taip. Tai aš taip kažko tai labai dramatiško nematau. Kad... Filosofiškai žiūri? Ne tai, kad filosofiškai, bet tai yra rinka. Jeigu kažkam atsirado vieta atsirast, tai reikia priimti faktą, atsirado šita vieta. Tada tu žiūri, ar tu gali ten toje vietoje irgi pasinaudoti tą idėją. Jeigu gali, kuri savo įmonėje produktą, traktorius, sėjamoji ir operatorius. Jeigu negali, nematai tame prasmės, nedarai to. Bet vis tiek technikos poreikis yra toks pat. Rinka sako, kiek reikia technikos. Na ir paskutinis klausimas. Artėja paroda, ką pasiesi? Ar Eva dalyvaus parodoje ir apskritai, galbūt šalia viso to, gal norite kažką perduoti ir ūkininkų bendruomeniai ir kartu apie parodą, šiek tiek jūsų dalyvavimą? Tai Eva nėra praleidus nei vienos parodos, net ir per COVID pasidarėm mini parodą, kieme prifilmavom technikos, kad nepaleisti to. Ką pasiesi paroda, mano manimu, yra vienas vertingiausių, kaip čia dabar gerai vardinti, žemės ūkio istorijos ir kultūro paveldo objektų, nes ką pasiesi paroda tikrai pakeitė žemės ūkį. Ir kas smagu, kad organizatoriai yra augantis ir jie visas naujas tendencijas rinkodaros, marketingo, jie priima, stengiasi pritaikyti. Tai yra diskusija vieša, kad kai kurie technikos pardavėjai, kadangi mes ten didžiausi, mes daugiausia pinigų išleidžiam tenai, nes mums reikia didelio plotą, atsivežti daug technikos, apipavydalinti, sukurtą 3 dienom infrastruktūrą, kuri kainuoja, nežinau, dabar iš lubų šaunu, bet turbūt viskas suskaičiavus, ne mažiau 50 000 eurų išleidžiam tom 3 dienom pabūt. Yra keliamas klausimas, kad kai kurie nori daryti kas 2 metai. Nes maždaug su logika, kad Hanoveris vyksta kas 2 metai. Mes absoliučiai palaikom idėją kasmetinę, nes naujienų įvyksta kasmet, ne pas kiekvieną gamintoją tais pačiais metais, bet vis tiek įvyksta. Šiemet pas mus 3 naujienos, kaip pavyzdys. Kitais metais pas konkurentą 2 naujienos, o pas mus jokios. Ir plus ūkininkai vis tiek važiuodami čia susiranda ir draugų. Susirenka tiesiog. Susirenka ūkininkai, susitikti vieni su kitais. Iš tikrųjų, tai vieta, kur pasimato visa bendruomenė kartu. Tai užkuria bendruomenės judesio. Vat grįžtant vėl į tą protestą, kad kas išsigrynino, tai kad protesto metu gimė labai didelė bendruomenė. Ta prasme, ir ta bendruomenė, kad jinai išlaikytų tą savo pulsą, tai organiškai turi kuo dažniau vieni su kitais pasimatyti įvairiose aplinkybėse. Tai ką pasiesi, visiems privaloma važiuoti. Laukiu.